Gerai, supratau. Ką nors sugalvosiu. Ką sako? Nenori jis sakyti, kas padarė tas fotkės. Ką nenori, kas čia durą stumėm, važiuojam pasikalbėti. Ne, jis pažadėjo, kad nesakys. Per galvą kaip duosim, tai viską pasakys. Mano sesers vyrui. Aš vogeris. Jis man ir atnešė tą bloką. O kas jam davė, nenori sakyti. Kaip rasim tą vietą, kur cigarai? Čia reikia protingai padaryti. Apsimes tipo, mes rimti pirkėjai, o tada kaip pamatysim, kas tokie ir kirst. Nesuprantu, kam per aplinkų, jie per naktį visos pypkas suparduos. Reikia paduoti avansą ir stebėti pinigų kelią tiesiog. Nesąmonė. Nenoriu aš savo švogerį įvelti tai. Darom. Žiūrėk. Konservai, cukrus, riešutai, vanduo. O kiek dar visko Rusy? Čia zapasą kokiam pusei metų. Viskeros. Šitos nepamiršau. Prieš pasaulio pabaigą. Ja. Bet negaliu čia ilgai užsibūt. Savaitę maksimum, kol pasą padarys. Ir reikia dingti. Tau taip pat, ne? Mentams apie mane nieko nepasakojai. Juokauji. Mentams apie tai. Šramas čia bus liežuvį įkišęs. Ryškiai. Tas bus viską iššožinės. Iš kur jie viską žino apie mane? Tas gaidys bus vlažailinės ryškiai. O, dar kai ką parodysiu. Gyvo jie manęs nepaims. Kažkoks žaislinis. Pats tu žaislinis. Va, ir telefonas. Viską buvau apgalvojęs. Žinai. O. Žinai, mums reikia pagalvoti, kokiais keliais iš čia dingti. Aš mašinos neturiu, bet šaibų. Matei filmą apie Escobarą? Mačiau. Ir kaip pas Escobarą, pilnos šito namelio sienos yra šaibų. Men savo vardo negaliu mašinos pirkti. Tave irgi gali sekti. Maksas už tai, kanu, visus. Ką nors sugalvosime. Tai va, dabar viskas bus gerai, nesijaudink. Nu, tikėkimės. Tik Richardui nieko nesakyk. Gerai. Kalbatės? Apie ką? Paslaptis? Ne, šiaip kalbamės. Kur Larkinas? Pasiliko. Reikalus sutvarkėt? Taip. Tai užsukit kada pas mus? Šampanas, grilius. Būtinai? Pasimatysim. Susiskambinu.
Kodėl mes čia atvažiavom? Turiu susitikti su žmogum. Tai apsikeitėt su Iglė telefonais? Jo, labai draugaut nori. Aš tai nelabai. Kodėl? Kas? Jinai tau ne konkurentė. Bet to ištekėjusgi. Nu, kažkaip labai jau gražiai apie tave kalbėjo. Gyrė ir gyrė visą laiką. Pavydį? Bijau. Ko? Tavęs netektų. Žinai, kai atsiranda dideli pinigai, mirtis pradeda persekioti tave. Bet griobanas dėsnis, a? Sakysi, ne taip? Taip. Jeigu dabar mane pasodintų, tai gaučiau iki gyvos galvos. Čia tas pats, kas mirtis, tik lėta mirtis. Dvorai. Tu nesėsi. Aš to pažadu. Tikiu tavim, Gabri. Tikiu. Tu esi maladėts. Padarom. Aš esu skolingas tau. Pakėlei mane ant šaibų. Žmogum padarei. Oi. Žinai, jeigu atsuktum laiką atgal, ką tu padarytum kitaip? Ką pakeistum? Aš visada norėjau būti su Julika. Gerai, tavo Julika. Faina. Kudoka truputį, bet faina. Ir kai nuskendo Bošas, aš supratau, kad egzistuoja aukštesnės jėgos. Tu jam padėjai? Ne. Tik tiek, kad aš jo negelbėjau. O kai ištraukiau, jis jau buvo visas mėlynas. Tikiu. Na, o kas buvo vėliau? Aš buvau piktas. Niekas negali man būti skolingas. Niekas. Taip. Pamenu, kaip visi tau lėkė skolas atidavinėti. Labai linksma. Bet vieną dalyką aš pakeičiau. Kokį? Gyvybė. Bugora yra šventa. Atimti gyvybę yra pati didžiausia nuodėmė. Čia tu gerai pasakei. Šventa. Žinai, neseniai virpesiuką mačiau. Savo fantazijos. Liūdnas toks. Jis viską suprato. Gabriel, aš neturėjau kitos išeities tada. Kaip su Hardu? Atleisi? Atleisiu. Aš visiems noriu atleisti. Laikas keisis Bugorai. Ar ne? Čia tu gerai pasakei. Gyvybė yra šventa. Ant jos laikosi visas mūsų šitas griobanas pasaulis. Tobulai griobanas pasaulis. Geras tu žmogus, Gabri, išgeriam.
Sveikas. Labas. Čia pradžiai. Jeigu viskas gerai, paimsim likusias dėžes. O tai foto neįtikino? O ką aš žinau, kas viduj? Jo, gal ir taip. Čia reikia būti atsargiem. Kada matysi dabar savo žmogų? Tai rytoj, šiandien jau vėlu. Gerai. Tai duok žinot, kada, kaip, kas. Palauk, o laikas ir vieta? Tegu jie pasako. Mes privažiuosim. Aišku. Kur važiuojat? Ilsėtis. Sunki diena buvo. Ko taip toli pastatėjai? Taigi pats sakai kitoj gatvėje pastatys. Kaip būga. Kaip čia pasakyti? Normaliai. Pakalbėjom, išgėrėm. Sunku jam dabar. Važiuojam. Как делишки, подгабришки? Габринчикой. То praeinam, būnam be batų, sėdim, kur norim. Teisingai? Aha. Nu, tiesa, o kas jam mašinai liko? Julčka? Štai kanas. Teisingai. Muhamorų mums čia nereikia. Jo, šau. Nu. Po 100 gram pacanam? Jo. Senai pasimatėm. Nu, supratau, rimti reikalai. Šamčiką nebėra kur paimginėt, kitas levelis. Ja. Žinai, ko aš atvažiavau? Neturiu.
Žinau, dėl ko atvažiavai. Žinau, Gabrikai, žinau. Visą dieną per naujienas tos lavonus rodo. Jo. O gal ko nors daugiau žinai? Žinai, kad Bugoramentai paėmė? Suka. Kur mes važiuojam? Pamatysi. Mes už miestą. Nu, tai kas? Tikėta? Kažkokie įsigandus. Neišsigandus. Kas čia gyvena? Mes. Nieko čia nėra. Tik tu ir aš. Patinka? Žino kas nors apie šitą vietą? Kas tau yra? Tau Iglė kažką pasakė. Visą kelią užsiparinus. Slėpi kažką nuo manęs? Ne. Iš akių matau, kad slėpi. Bet tik tarp mūsų, gerai? Man Iglė sakė, kad jūs buvo užpuolę ir Dovivos nenušovė. Čia tiesa? Tų žmonių nebėra. Ir kol Gabris nekels galvos, mums nėra ko bijoti iš vis.